Sveiki visi, atėjo laikas 11 laidai ir šioje laidoje su manim Gediminas Mažeika. Sveiki gyvi visi. Padažnėjo mūsų laidos, nors savo to nelinkime, bet tikrai per kelis paskutinius turus yra daug situacijų, kurias mes norėtume aptarti ir parodyti jums. Ir viena iš tokių šviežiausių situacijų, kuri yra įvykusi, iš tikro žiniasklaidoje ir internetinėse platybėse niekur neužstrigo jinai, bet mes norėtume patys prisipažinti ir tai rungtynės Hegelmann Panevėžys iš 31 turo. Įdomus momentas, kadangi netgi ir žiūrint pakartojimą dar iš pirmo karto nelabai supratome patys, kad buvo suklysta, bet bandysime paaiškinti, kur buvo klaida ir ką galima būtų padaryti geriau. Turbūt nuošalės taisyklė, pati visą laiką mes esame pripratę, kad jeigu yra gynėjas link vartų, arčiau vartų, tai niekas negalvoja apie nuošalę, bet šiuo atveju tokia išskirtinė situacija, kada vartininkas yra išbėgęs palikęs vartus, gynėjas vienas iš Panevėžio yra vartuose ir akivaizdžiai matome, kad Hegelmano žaidėjas gal net ne perdavimo metu, žaidėjas gal bandė jo kolegą prasimesti savo kamuolį, bet jisai išbėgdamas iš nuošalės, būdamas pats nuošalės pozicijoje, išbėga pasiimti tą kamuolį ir smūgiuoja į vartus. Taip, tai sakyčiau, tokia situacija, kurioje asistentui be galo sunku, kadangi tiek ir aikštės teisėjas, tiek asistentas nelabai mato, kadangi, kaip minėjai, tai nėra perdavimas, tai greičiausiai pasispyrimas savo, perdavimas, sakykime, savo, o netikėtai įsimaišo žaidėjas buvęs nuošaliai. Tai mes tokius momentus vadiname VAR situacijomis, dėja šiose rungtynėse mes neturėjome VAR. Aš gal papildysiu, ką pasakė, kad ir asistentam yra sunku. Aš iš savo patirties atsimenu, man tai buvo sunku iki pirmo karto, kai tai atsitiko. Nes dažnai asistentai net irgi, kaip mes sakome, net nepagalvoja apie tai, žiūrėdami, kad yra gynėjas vartuose, bet kada va toks momentas atsitinka, tai šitas išlieka, man atrodo, visam gyvenimui ir tada pradeda vertinti šitas situacijas kitaip. Apmaudu, kad šita situacija įtakoja taškus rungtynių, kad jeigu tai būtų varinės rungtynės, 11 metrų baudinys ir raudona kortelė būtų atšaukta ir rungtynės būtų atnaujintos su nuošalės laisvės smūgiu. Taip, tai labai geras pavyzdys, kuomet mes šnekame apie tą vadinamą akivaizdžią klaidą. Taip, tai kuomet mes turime varą, tas tokias akivaizdžias klaidas varas patais. Tada persikeliame į 30 turo rungtynės, tai buvo Kauno Hegelmanas komanda ir Vilniaus Žalgiris namų rungtynės ir tose rungtynėse mes turėjome įdomias situacijas, 11 metrų baudinius paskirtus ir nepaskirtus. Ir vienas iš pirmųjų klipų, tai buvo pirmas rungtynių situacija, kaip aikštės teisėjas skiria 11 metrų baudinį į Kauno Hegelmann vartus už žaidimą ranka. Taip, tai buvo labai greitas sprendimas ir labai gera teisėjo pozicija. Tačiau jau sėdėdamas stadione, kadangi šias rungtynės žiūrėjau kaip žiūrovas, būdamas stadione, suabejojau, ar tai buvo kažkas tai daugiau negu, sakykime taip, žaidybinė ranka. Taip. Man pasirodė, kad ranka buvo natūralioje padėtyje, tačiau aš tikrai mačiau, kad kamuolys pataikė į ranką. Todėl šiek tiek dvejojau, ar varas darys tą vadinamą intervenciją ir jisai įsikiš. Bet labai džiaugiuosi, kad šiam momente jisai įsikišo, kadangi ranka visiškai natūralioje padėtyje. Yra judesys rankos į šoną. Out of the box. Ranka yra atšaukta nuo kūno ir jinai natūralioje padėtyje. Dėl to paskyriau 11 metrų. Ne. Ir iš komunikacijos mes girdime, kad teisėjas ją matė visiškai kitaip aikštėje. Taip, jūs girdite komunikaciją tarp teisėjų ir čia irgi labai svarbu, kad aikštės teisėjas duoda informaciją, kaip jisai matė. Ir tas paveiksliukas neatitinka varo teisėjam, kaip matė aikštės teisėjas. Dėl to buvo priimtas sprendimas su intervencija kviesti teisėją. Gerai, įjung man vaizdą. Gerai, tai čia tu matai point of contact. Gerai. Ir mes dabar tau parodysim, kaip viskas atrodo. Gerai.
Gerai. Iš pradžių. Bet pasuk, va. Kaip tu matai, Aha, ranka gerai. nedaro Jo, jo, jo. papildomą judesio, jį yra šalia, jis bando netgi išvengti ir jie tiesiog pataiko. Gerai, va Mūsų šitą nuomonė dar tokia rakursą būtų. parodyk. Gerai, jinai arti ir praktiškai alkūnė. Gerai, atšauksiu 11 metrų baudinį. Šitoje situacijoje labai svarbu yra komunikacija. Tai, ką pasako aikštės teisėjas, koks jo buvo įspūdis aikštėje ir tai, ką mato savo ekranuose VAR. Tai čia yra, šitą momentą tai buvo tas vadinamas pagrindinis pakvietimo momentas, dėl ko buvo pakviestas aikštės teisėjas. Iš mūsų pusės Hegelman žaidėjas laikė rankas natūraliai padėti smūgio metu, dešinė ranka jo buvo apačioj ir kada jau matė, kad kamuolys eina link rankos, jis bandė išvengti ją, bet neatitraukdamas nuo kūno, bet sukdamasis už nugaros, bet ranka tikrai nebuvo toli nuo kūno. Dėl to dar kartą džiaugiamės gerą intervenciją ir kad šitas baudinys buvo atšauktas. Dar viena situacija iš tų pačių rungtynių, tai jau buvo rungtynių galas. Jūs matote šitą epizodą, iš pradžių buvo kaip ir pražanga, teisėjai pritaiko pranašumo taisyklę. Ir įvyksta pražanga, nepražanga pačiame baudos aikštelės kampe. Vienas iš momentų, kas kartais teisėjus klaidina, tai yra tai, kad realiai puolėjas jau nebeturi kur labai eiti. Taip, jis eina į link galinės linijos ir kaip ir kažkokio pavojaus nebekuria. Dar vienas momentas, apie ką mes kalbėjome prieš laidą, tai buvo tai, kad nenatūralus puolėjo kritimas. Jaunas žaidėjas, dar neišmokęs visų tų triukų iš savo kolegų. Turbūt pagrindinis dalykas, kuris suklaidino teisėjus šitame, tai tas būtent nenatūralus nuo dviejų kojų kritimas. Taip. Nors jeigu mes peržiūrime video ir pasižiūrime, kad kontaktas iš tikro įvyko ir žaidėjas ne pats inicijavo šitą kritimą, o kad čia turbūt iš mūsų pusės mes pripažinome, kad čia turėjo būti skirtas 11 metrų baudinys. Ir turėjo būti VAR intervencija. Paleis man pilno greičio. Pilno greičio išvačiavo. Matai, jis pats jau norėjo griūti. Aš taip paučiau tą situaciją. Bet gali būti ir kitaip, Donatai. Ką galvoji? Pasiruošęs gerai? Ramiai. Yra kontaktas, bet taip labai lengvai krenta. VAR teisėjai turėjo pataisyti aikštės teisėją. Iš tikrųjų, net matome iš aikštės teisėjo kūno kalbos neužtikrintas jisai buvo šitoje situacijoje. Iš pradžių liktai švilpukas kilo į viršų, fiksuoti 11 metrų pražangą, bet... Vėlgi, kas labiausiai klaidina šitoje situacijoje, tai yra tai, kad kritimas nenatūralus, tačiau VAR jisai turi visą medžiagą tenais. Kartais būna kritimas nenatūralus, mes prisimenam nesenai turėjom rungtynės Rumunija, Lietuva rinktinės, taip pat buvo skirtas baudinys po ne visiškai natūralaus kritimo, bet mes turime faktą tą, kad žaidėjas yra kabinamas abiem kojom, taip? Ir mes negalim įvertinti, ar jisai pats nukrito, bet mes matome faktą, kad buvo nesužaistai kamuolį, o buvo sužaistai kojas. Ir dar viena situacija, tos pačios rungtynės, rungtynių pabaiga, galima sakyti, jau tai įvyksta po to epizodo, ką mes prieš tai matėme. Dar vienas epizodas baudos aikštelė, kada teisėjas skyrė 11 metrų baudinį. Mums ir man, aš irgi buvau rungtynėse, iš karto jisai toks sukėlė abejonių, kadangi iš savo pozicijos visą laiką atkreipi dėmesį kamuolio kryptį. Ir čia kamuolys iš karto ėjo į šoną, kas iš karto tokį įtarimą duoda, kad gynėjas sužaidžia į kamuolį. Donatai, papasakok, ką matei. Pramuša kamuolį ir primina koją. Bet taip tą kamuolį net nesu su korpus ir numina koją jam. Tu matai užminimą ant kojos, jo? Aš matau užminimą ant koją. Vėl taip pat liekam ant linijos, ne? Gerai, aš tikrinu toliau. Stop. Išmušė kamuolį, Donce nori pasakyti, ne? Aš matau, kad išmuša kamuolį. Priminimas nesimato, to priminimo mums truputėlį uždengė, bet kad išmuša kamuolį, tai 100%. Ir šiuo atveju irgi jūs girdite komunikaciją, kai komunikuoja teisėjai. Manome, kad buvo gera intervencija iš VAR kambario, pakeisti teisėjo sprendimą, bet vienas iš toks pavyzdžių, gal tai negeras pavyzdys, bet tik tai rodantis, kad ar VARas yra, ar nėra VARo, visą laiką paskutinį sprendimą priima aikštės teisėjas. Klaidinga, teisinga ar ne, čia jau yra jo nuomonė, bet mūsų nuomonė čia buvo turbūt neteisingai paskirtas 11 metrų baudinys.
kur varo teisėjai bandė pataisyti sprendimą, bet aikštės teisėjas liko su savo sprendimu. Kaip ir sakai, dažniausiai tokiose situacijose, kuomet jau varas kviečia publiką, tie, kas žiūrovai, mes jau įpratę, kad teisėjas pakeis sprendimą. Taip. Ir ta ironija yra ta, kad šitame epizode mes ir tikėjomės, kad bus pakeistas sprendimas, tačiau jis nebuvo pakeistas sprendimas ir tai gavosi dar viena klaida. Iš tikrųjų, tam pačiam turė buvo dar vienas rungtynės, kur tik mes jas galime paminėti, kur žaidė Gargždai su Panevėžiu, kur teisėjas liko irgi su savo aikštės sprendimu. Taip. Ok, ir keliamės tada į dar sekančias rungtynės, tai 31 turo rungtynės, garsiai nuskambėjusios. Keliamės į Alytų ir čia gal norėtume biškį išsameu. Vieno kėlinio rungtynės. Vieno kėlinio rungtynės. Nu, kartais atsitinka ir taip. Bet tokia analizė ir mes turime ne tik esminius šitų rungtynių klipus, bet tokia, iki galima sakyti 30 minutės niekas nepranašavo, kad čia kažkas gali atsitikti, kas atsitiko, bet vienas iš pirmų momentų, kur mes matome, tai buvo 30 minutė. Neatsargi, grubi pražanga iš Dainavos gynėjo, kuriam mūsų manimų buvo neparodyta geltona kortelė. Taip, ir man tai šiek tiek keista šitą situaciją, dėl to taip, dėl varo viskas aišku, kadangi tai yra geltona kortelė ir varas į šitą situaciją negali įsijungti, tačiau tiek aikštės teisėjas, tiek asistentas, jie yra visiškai netoli situacijos ir aš manau, kad Dainavos žaidėjai labai pasisekė, kad jie nesugebėjo užsikrėsti. Iš komunikacijos mes girdime, kad asistentas iš karto sakė, aikštės teisėją aš tikrai nemačiau, nors jautė turbūt, kad kažkas galėjo įvykti, bet prisipažino, kad jisai nefiksavo tos pražangos. Iš karto po kelių sekundžių įvyksta kitas momentas su Dainavos vėl žaidėjų, kur buvo parodyta pirmoji geltona kortelė Dainavos žaidėjų 99. Kalbant apie šitą momentą, aš girdėjau tokių nuomonių, kad turėjo būti rodoma geltona kortelė ir Sūduvos žaidėjai. Bet aš tiesą pasakius nelabai suprantu argumentų, kadangi jisai užsiema savo vietą aikštėje, taip jisai blokuoja puolantį žaidėją, tačiau puolančiam žaidėjui tai visiškai nesuteikia kažkokios tai teisės žaisti būtent taip, kaip jis sužaidė. Ir aš tiesą pasakius šitą kortelę vertinčiau labiau kaip oranžinę kortelę. Nes tai, kaip jisai žaidžia, visiškai jokio bandymo žaisti kamuolį, tai nestumimas pečiu, tai nėra kažkokia tai dvikova dėl kamuolio, jisai paprasčiausiai taip ima už galvos žaidėją ir verčia žemyn. Sąmoningai. Ir po tokių rungtynių visą laiką darant analizę pradedi galvoti, ką mes galėjom padaryti kitaip. Ir kai kurias kortelės žiūrėdami irgi analizuojam, ar mes galėjome jų išvengti. Tai žiūrint į šitą epizodą, ar jeigu teisėjas čia neparodytų geltonos kortelės, tai būtų klaida teisėjų, už kurį yra mažinamas pažymės. Čia net negalima buvo išvengti ar panaudoti prevenciją šituo atveju ir čia tikrai teisingai parodyta geltona kortelė. Visiškai. Ir net jeigu čia būtų parodyta raudona kortelė, aš nemanau, kad varas būtų daręs intervenciją. Bet mes norėtume geltonos šiuo atveju. Ką gera, taip, šitai būtų. Dar vienas epizodas iš šitų rungtynių. Čia gal chronologiškai pagal minutės mes neeiname eilės tvarka, bet būtent tas pats žaidėjas, antra geltona kortelė. Ir vėlgi mes kalbame, ar mes galėjome ją išvengti čia, ar iš tikrųjų teisėjas kažką padarė ne taip šiuo atveju. Aha. Kortelę turi. On-field bauda. On-field antra geltona raudona. Gerai, vėluojasi dvikova, čia yra grubi pražanga, antra geltona raudona. Antra geltona raudona, taip. Šiuo atveju gal mes norėtume turėti geresnį paveiksliuką. Ir nes mums užstojo su Sūduvos treneris šitą epizodą, bet mes tikrai matome, kaip ateina Dainavos žaidėjas šitą dvikovą. Jis ateina iš greičio, jis ateina su šuoliu į priekį, jis tikrai nesužaidžia į kamuolį, jis vėluoja į kamuolį. Taip, jisai su ta ištiesta koja turbūt neįvyksta kontaktas, bet iš tos inercijos jisai paskui su kita savo koja nuneša Sūduvos žaidėją. Ir tai vertinamas epizodas kaip grubus žaidimas. Ir išvengti antros geltonos kortelės, manau, čia irgi mes negalėjome ir palaikome
teisėją, kad antra geltona raudona kortelė buvo parodyta teisingai. Einame į kitą momentą ir tai buvo pirmas 11 metrų baudinys, apie kurį irgi buvo daug diskutuota ir kalbėta. Taip, tai čia viena iš tų situacijų taip pat, kurią mes kaip teisėjai vertiname kaip daugiau VAR situaciją, kadangi aikštėje tai yra praktiškai sekundės dalis ir aikštėje labai sudėtinga yra pamatyti gyvai tokį momentą, kadangi kamuolys nuskrieja tą pačią kryptimį, kaip ir žaidžia vartininkas. Taip. Ir didžiausias tas iššūkis aikštės teisėjo yra nuspręsti, kas pirmas sužaidė. Orestai, kas sužaidė kamuolį tavo nuomonė? Vartininkas sužaidė kamuolį. Vartininkas sužaidė kamuolį, tada buvo kontaktas. Šiuo atveju aikštės teisėjas pagalvojo, jam taip atrodė, kad sužaidė vartininkas ir tik po to buvo kontaktas su puolėju. Tačiau labai gera VAR intervencija, kadangi jie nustatė, jog pirmą buvo žaista puolėjo ir tik po to vartininkas įsirėžė į aikštės žaidėją. Orestai, rekomenduoju tau ateiti prie ekrano. Okay. Į kamuolį sužaidė baltas žaidėjas ir tada vartininkas kala jam į galvą. Ir iš įrašo mes matome, kad bet kokiu atveju vartininkas kontaktuoja iš pradžių su galva žaidėją. Taip, visiškai. Jeigu paskui ir įvyksta tas lietimas, bet pirmiausia tai buvo kontaktas į galvą. Nebuvo grubų, reikia pripažinti, kad čia labai grubų nebuvo, nors kartais tokiose situacijose labai dažnai žaidėjai gauna traumą, puolėjai būtent gauna traumas, bet čia galima sakyti, vartininkas atsargiai bandė, bet jis ėjo su rizika. Ir tokiais atvejais, kad išvengti pražangos, jie turi būti akivaizdžiai pirmi ant kamuolio. Taip, ir labai svarbu tai yra tai, kad kokia komunikacija vėlgi tarp aikštės teisėjo ir tai buvo labai nuoširdi komunikacija, kadangi jis pasakė, ką jisai matė, VARas įvertino tai žiūrėdamas į monitorių ir jie sulygino ir pamatė, kad tai yra skirtumas, dėl to buvo pasikviesta ir teisingai priimtas sprendimas 11 metrų baudinys. Antras 11 metrų baudinys, kuris iš tikro ir mūsų rate sukėlė diskusijų ir daug diskutuota. Jūs irgi matote į savo ekranuose. Iš karto jūs nematėte, bet tai buvo skirtas 11 metrų baudinys ir parodyta raudona kortelė. Ir va čia mūsų rate atsirado jau ta diskusija teisėjo akimis, kaip mes vertiname šitą situaciją. Ar mes abejojam, kad čia yra pražanga? Ne. Nei vienas iš mūsų nepasakė, kad gynėjas sužaidė švariai ir šitam epizode neįvyko pražanga. Apie šitą kalbos net nebuvo. Labai svarbus momentas čia yra tai. Aš irgi girdėjau viešojoje erdvėje tokią diskusiją, kad dabar jau raudonos kortelės baudos aikštelėje nėra rodomos. Vienintelis atvejis, kuomet nėra rodoma baudos aikštelėje raudona kortelė, tai yra, kuomet yra akivaizdi galimybė pelnyti įvartį, tačiau besiginantis žaidėjas bando žaisti kamuolį. Viskas, tik tai vienintelė situacija yra. Ir šiuo atveju mes tikrai matome, kad Alytaus žaidėjas bandė arba turėjo galimybę žaisti į kamuolį. Dėl to šitoj situacijoje mes pripažįstam gal savo klaidą ir norėtume šitoj situacijoje išeiti su geltona kortelė gynėjai. Šiek tiek apmaudu, kad šitoje situacijoje VARas taip pat palaikė aikštės teisėjo sprendimą ir liko taip 11 metrų baudinį, jie patikrino, jiem pasirodė, kad tai 11, jiem atrodė, kad tai yra 11 metrų baudinys, tačiau dėl kortelės šiek tiek sudėtinga situacija dėl to, kad dažniausiai, kai mes kalbame apie tai bandymą žaisti kamuolį, mes kalbame apie tai, kuomet bandoma žaisti koją. Ir tokių momentų, kuomet bandoma žaisti galvą ir prasižengiama, yra labai nedaug. Dėl to aš matau, kad tai yra, dėl to buvo suklysta šitoje situacijoje. Suklysta VAR, aš turiu galvoje. Nes aikštėje tai yra labai sudėtinga situacija. Sukelia daug emocijų, rungtynių karštis kyla į viršų. Ir iš mūsų pusės, kaip mes sakome, kad ir kas bebūtų, bet tos emocijos negali perlipti per kažkokias ribas. Ir tose rungtynėse dar įvyksta tikrai negražus dalykas, kurio tikrai nėra kažkokio pasiteisinimo mūsų akim žiūrint, kada sukėlė visiškai mums atrodo, kad normaliam momente, kada Sūduvos žaidėjas sužaidžia vieną kartą į kamuolį, antrą kartą į kamuolį, kur teisėjas nefiksuoja pražangos,
kamuolys išlieka Dainavos komandos žaidėjai ir čia sukyla Dainavos treneriai. Taip keista situacija man dar dėl to, kad aikštėje žaidėjams tai praktiškai šitie 2 epizodai, kuomet buvo vieną kartą išmuštas kamuolys, antrą kartą išmuštas kamuolys, jie praktiškai nesukėlė situacijų. Netgi prieš to žaidėjus, kur tariamai galėjo prasižengti Sūduvos žaidėjas, jie nebuvo jokios reakcijos iš jų. Tačiau kažkokia tai, sakykime taip, aš nepabijosiu žodžio, tai yra neadekvati reakcija. Tai yra neadekvatu reaguoti taip, kaip sureagavo abudu treneriai. Plėšti nuo savęs rūbus ir po to grįžti atgal ir po to vėl eiti į priekį, tai yra, man tai yra nesuprantama. Net jeigu ir šitoje situacijoje teisėjas būtų neteisus, aš nematau variantų, kaip galima reaguoti tokiu būdu. Ir turbūt visi žinote, šitose rungtynėse dar buvo momentų, kuriuos galėtume parodyti ir jie surišti su geltonom kortelėm. Dainavos žaidėjai, net po šito pašalinimo treneriams, buvo dar parodyta geltona kortelės, kur tikrai jų negalima buvo išvengti ir jos turėjo būti parodytos. Ir paskui pertraukos metu, einant į rūbinę, jūs žinote, kas įvyko, turbūt jau čia mes nepapasakosim ir mes tikrai esame labai prieš visą šitą smurtą. Aš kalbėjau su klubais, gal viešai taip nesu pasakęs, šiai dienai teisėjai turbūt yra raudonoje knygoje. Mes tikrai turime labai mažai ateinančių ir skaičius mažėja visą laiką. Ir viena iš priežasčių būtent smurtas, jau nekalbant, kad tai yra aukščiausiam lygmenį, su to susiduriam ir vaikų pirmenybėse, ir iš tėvų tų pačių, ir iš trenerių. Ir labai sunku prisivilioti teisėjus, o mes juos turėtume turbūt gerbti ir saugoti. Labai teisingai tu paminėjai, aš irgi iš savo pusės noriu pasakyti, kadangi mes darome seminarus, mes kviečiame jaunus žmonės, kurie ateitų ir bandytų teisėjauti, bet jeigu jie mato tokią situaciją, kuomet aukščiausioje lygoje yra naudojamas smurtas prieš teisėjus, aš neįsivaizduoju, ką mes turime padaryti, kad mes prisikviestume juos ir prašytume jų teisėjauti ten, kur praktiškai apsaugos net nėra. Taip. Čia mes turime policiją, mes čia turime apsaugos kompaniją, mes turime žmonės, kurie atsakingi už visą saugumą stadione ir vis tiek tai įvyksta. Tai ką mes galime kalbėti apie tai, kur mes U16, U17 lygyje, kur mes neturim nieko. Ir grįžtant prie Oresto rungtynių teisėjo, norėtume iš savęs tokį paminėti, kad tai vienas stabiliausių lygos teisėjų. Ne tik šiemet, bet tai jau eina nuo praeitų metų pasieina tas stabilumas. Teisėjas, kuris padarė turbūt vieną didžiausių pažangų nuo to, koks jisai buvo ir kas yra dabar. Jis sąmoningai ėjo link vienų iš savo gal karjeros rungtynių. Aš kalbu apie Lietuvos futbolo taurės finalą, kuris vyks šį sekmadienį. Ir Orestas buvo numatytas pas mus jau ant listo prieš gerus 2 mėnesius. Mes stebėjome jį ir įvardėjom kaip vieną svarbiausių kandidatų ir norėtume, naudodamiesi progą, pasakyti, kad šitas teisėjas tikrai nusipelnęs suteisėjauti finalą ir iš mūsų toks buvo paskirimas Orestui šių metų taurės finalas. Tuo pačiu norėtume padėkoti už labai gražų žestą prieš rungtynės Džiugas Banga. Jūs matote savo ekranuose nuotrauką. Treneriai inicijavo, būtent šių komandų treneriai inicijavo prieš rungtynės, atėjo į rūbinę, pasakė, kad Orestas nebuvo 4 teisėjų, kad mes palaikome ir kad mes prieš smurtą ir tokį parodyti vieningumą prieš rungtynės padarė šitą bendrą nuotrauką. Fantastinis gestas ir aš manau, kad iš tikrųjų Lietuvoje dauguma trenerių, mes su visais bendraujame, mes turime ryšį ir aš manau, kad dauguma trenerių yra tokie, kokie yra Džiugo ir Bangos treneriai, taip? Taip, jie supranta, kad mes darome klaidas, jie daro klaidas, mes darome klaidas, tai yra žmoniška. Tačiau reakcija į klaidas taip pat turi būti žmoniška. Tiek šiam kartui. Ačiū. Iki.